Dabar yra vasara. Ir nors atrodo, kad vasara turėtų būti gerai atostogos, bet ne. Vyksta egzaminai. Baisiausias dalykas kiekvieno mokinio ir studento gyvenime. Bet aš jau baigęs mokyklą ir man visai įdomu, kaip vyksta dabar ten egzaminai, nes kai aš buvau, ten buvo tik tai viena dalis, dabar yra dvi dalis, 11 klasėje ir 12 klasėje. Ir aš norėčiau šį pamatyti. Ir šiandien mes būtent reitinguosime būtent tas pamokas ir jų egzaminus. Bet turime va čia pamokas šitas ir čia būtent tie reitingai. Ir reitinguosiu ne taip, kaip man ten įdomu ar kažkas tai, o būtent kiek taškų aš galiu gauti per 10 minučių. Būtent 11 klasės, ten pirmos dalies VBA kažkas tai būtent tas yra. Dabar iš karto lietuvių kalbos net nėra tokio kaip ir egzaminų, yra kalbėjimas lyg tai kažkoks tai, bet aš negaliu būtent patikrinti, tai per 10 minučių aš nieko negaliu gauti, tai eina į F. Aš nenorėjau padėti, tikrai aš mėgstu lietuvių kalbą, man tikrai patiko ten pamokos, labai buvo įdomu, bet šį kartą bus F. Gerai, einame žiūrėti į kitus. Koks man skirtumas, aš prisirenkęs taškų, man turi būti 4. Aš nieko neturiu jokio ten super skaičiuotuvo, nors čia labai padėtų, nemeluosiu. Jeigu darote matematikos egzaminą arba ruošitės arba kažką darysite, nusipirkit gerą skaičiuotuvą, tikrai padės. Bet aš be jo darysiu, spėju šitas. Aš čia toks matematiniais spėjimais, bet aš manau, kad čia šitas. Kiek mums reikia pakelti vieną antrąją, kad gautųsi 32. Čia reikia logaritmų, bet čia logaritmas tokie neaiškus. Tai keliame pavyzdžiui, kokį čia spėjimą, -4. -5. -5. Vektoriaus ilgi. Ilgis, ten formulė yra tiesiog čia Pitagoro teorema 6 kvadratu × 8 kvadratu. O plus 8 kvadratu 10. Ramiu veidu. Čia galima, bet čia reikėtų duoti man tą lapą. Aš lapo neturiu, aš labai tingiu šitą skaičiuoti. O, šitas lengvas. X. 204. Čia galima tiesiog atspėti, čia šitas tiesiog, X yra -1/2, nes va čia pusė kažkur, o Y tada turėtų būti -2 šaknis ir 2, 3 šaknis ir 2. Gerai, laikas praėjo 10 minučių, pasižiūrime, kas čia gausis. Aš tada pateiksime. Pažiūrėjom, aš įsprendžiau 16 kaip ir, aš nežinau, gal kai kurių ten neteisingai. Pasižiūrime, kiek gausime. 19. Nes nemeluosiu, sakyčiau, visai dar normalus. Kaip per 10 minučių, sakyčiau, tikrai visai neblogas. Ten, aišku, vėliau šiek tiek sudėtingesni uždaviniai, man atrodo, bet čia be jokio lapo, be jokio skaičiuotuvo normalus, tikrai šitas geras, šitą užskaitau. Man visai šiaip dar patinka matematika, tai aš net nemeluosiu, aš tiesiog ją įdėsiu jas ir bus gerai. Bet aš tiek gavau. Gerai, žiūrime dabar kitus. Tai jūs būkit pamokose normaliai, kaip prašom kontrolį. 10 minučių on the clock, pradedam, 3, 2, 1, gerai. Oi, ką? Gerai, aš žinau Aristotelį girdėtas Platonas. Gerai, Sakau Aristotelis, žinomiausias, ką jau padarysim. Ir dviejų LDK didžiai kunigai šio. Aš net nebemoku skaityti. Pažymės, kurioje epochoje buvo sukurtas šios karūnos. Baroko. Gerai, apibrėžimas savo kaip apibūdinti. O, šitą gerai, nuomonė pas jūs. Kontrolė, va, šitas gerai, šitą tikrai turėčiau gal tašką, šitas jau. Oi, čia skaityti. Na, čia spėliosime. Ten šaltinis žinomis, nurodykite, kuris Lietuvos Respublikos prezidento rinkimo būdas buvo numatytas ankstyviausioje konstitucijoje. Aš negaliu Ctrl F. Renka. Seimas renkamas 5. Seimas renkamas, Respublikos prezidentą renka Seimas. Aš nežinau šitas, bet šitą gerai. 2 minutės liko, jau. Pateiktos ištraukos rašymų rodas nedemokratišką pobūdį. Šitas kažkoks labai neaiškai. Viduryje tik dviejose Europos tam tikras juodas istorinis procesas. Ir dar ten bandė kažką tai užkariauti, gal Italija. Gerai, viskas, baigėsi mano laikas. Kiek čia klausimų, tu mano. Ojojoj. Gerai, aš spėjau 23. Čia pusė tų aš net neperskaičiau, aš tiesiog spėjau. Pasižiūrime, kiek aš gausiu. Žiūrim. 10. Pala, aš visai normaliai dar sakyčiau, kas čia 10 taškų, aš spėliojau pusę, visai dar gerai, per 10 minučių 10 taškų, eiktų savo, čia visai gerai. Aš skaičiau istoriją, dar visai sėkmingai, aš dar dėčiau gal paskui keisis, bet turime 10 taškų, čia reikia tik tai gal kažkur surašyti, kad istorija 10 taškų. Dar visai normaliai. Biologija, pasižiūrim biologiją, ką mums duos biologija. Tai gal aš mokinausi kitus paragrafus, gal aš jūs geriau mokėjau. Tai ką, 10 minučių ant the clock žiūrim. Ojojojojoj, čia daug. Skirtinės organų parodys elektroninį mikroskopą. Pažymėkite nuotrauką, kurie pavaizduota organėlė organinių medžiagų sintezei naudoja saulės šviesos energiją. Čia
fotosintezė, čia tas fluoroplastas, nežinau, ar kažką tai. Šitie visai atrodo panašus, aš spėju šitas. Čia šitie kažkokie nelabai gražiai atrodo. Kuriomis raidėmis paveiksle pažymėta prokaryotinė ląstelinė sienelė, nukleoidas ir membrana. Membrana yra siena, tą atsimenu. Dabar ar tai yra A, ar B, ar F? Gerai, sienelė bus A, membrana bus B. Nukleoidas, uodega. Įvardykite dujas paveiksle pažymėtas X ir Y. Pasirinkite teisingus atsakymus. Pala, šitą gal aš visai galėčiau. Įeina anglies dioksidas, išeina deguonis. Fotosintezė, pasiklausykite, ten visai įdomiai eina, ten pasižiūrėkite. Gerai, mokslininkai tyrinėdami chloroplastų kilmę. Chloroplastai tai tie, kurie fotosintezę daro, man atrodo. Ar chlorofilas, tas, kur tave užnuodė, nesvarbu. Gerai, iškelia hipotezę, kad jie galėjo atsirasti prieš milijonus metų melsva bakterija. Gerai, kas čia per žodžių? Melsva bakterija. Šitą čia mitozė, miozė, kažkas šitą, okei. Man atrodo, mitozė ar miozė. Visai gerai čia pasižiūrėjau, kad mitozė arba miozė, aš visai gerai atskiriau. Dabar kuris iš šitų? Aš manau, kad bus mitozė ir mutacijos. Ką jūs prašot manęs? Kur čia visai gražiai atrodo? Čia reikia pažiūrėti, kur panašiai yra ir tada pagal tą. Gerai, ir čia yra. Čia citozolis, tai čia tikrai nebus šitas. Dabar ar šitas ir šitas. Jeigu pasižiūrėtume, čia yra šitas, tai atsakymas antras. Gerai. Kurios sveikatos būklę galima diagnozuoti nustačius tyrimo paciento kariotipą? Pažvelkite teisingą atsakymą. Ir čia atsakymas yra Huntingtono liga. Sukelia HTT geno mutaciją. Nu čia. Jeigu žinai, tai žinai. Ir jeigu nežinai, tai aš nežinau. Ir va, taip tas spėjai. Informacija nuo dar modelio. Amino rūgštis sujungiamos į polipeptidą. Šitaip, tada šitas ir šitas. Gerai, baigės mano laikas. Nežinau, visai daug praėjau, bet aš tada praėjau, kai aš visiškai nebeskaičiu, aš vieną žodį paskaitau ir tada žiūriu paveikslėlį ir tiesiog spėjau. 28 pasakyti, tai pamatysi. Aš spėjau, gausiu kokios 11 taškų. Mano spėjimas. Nu, žiūrime kiek. Ar aš tiesiog geriausias? Aš nežinau. Nemeluosiu visai šitas kietai. Man nepatiko labai daug žodžių. Aš dėsiu šitai C. Nors ir gavau daugiau už istoriją, bet aš ten tiesiog spėliojau ir aš greičiausiai atspėjau. Bet aš nežinau, aš gal turėčiau pradėti eiti biologiją, nes čia tiesiog visai geri rezultatai, sakyčiau. Bet istorija eina B. Per mažai gavau taškų, šiaip norėjau daugiau. Nu tai 10 atskaičiuokit, 10 kiek reikia ketvirtį. Nusitikėti, kuriais apibūdinta Baltijos jūros geografinė padėtis. Tor 10 ir čia yra šiaurės plokštuma 9 ir 30. Jo. Ir 53, gerai. Ir rytų Europos lygumos rytinėme pakraštyje. Nežinau, ką tai reiškia. Pakraštinė Arkties vandenyno baseino jūra. Nežinau, ką tai reiškia. Yra Europos šiaurinėje dalyje. Nu jo, lygtais. Tekste epigrafinis tyrinėjimas. Vokiečių kas čia per... Markas Polas, šitą žinau. Žinau vardą, aš nežinau šitas teisingai, bet žinau vardą. Kas čia per nesąmonė? Vidurdienį nuo vėjas, nuo sausumos ar jūra? Jo, nuo sausumos jūra. Nežinau, bet jo. Šiltame deguonies būna kaip šiltesnėme būna mažiau. Ne, tai tada mažiau. Daugiau. Gerai, aš baigiau per 10 minučių. Nu dabar pažiūrime. Aš atsakiau į beveik visus, aš nesakiau tik tai vieną tą. Aš tikiuosi 15. Čia greičiausiai nesąmonė būtų, labai aš daug tikiuosi, bet 15, davai. 16. Aš sakyčiau, panašiai kaip istorija, toks nebuvo pats geriausias dalykas, bet ką padarysi, čia toks jau gyvenimas. Nu tai kas? Aš visų nepadarysiu, aš ne kompiuterį. Aš čia tikiuosi visai dar normaliai taškų, nes aš kaip ir esu informatikos mokytojas, tai aš tikiuosi čia nebus labai gėda, bet pasižiūrime. 10 minučių on the clock, let's go. Ką šie procentai? Ko čia diagramos, neatsimenu aš diagramų. Pauzijos 4 diagramos, po kiekvieną diagramą pasirinkti tinkamą jos tipo pavadinimą. Ojojojoj. Gimnazijos mokinių komanda, kurias, sujungti veiksmus su tinkamais bendravimo tipais. Čia, man atrodo, sinchroninis tai vienu metu. Tai vienu metu aptarė pasirė darbais, vienu metu dalyjasi nuomonės vaizdo skambutį, ar čia šitas. Aš taip sakyčiau, bet čia tiksliai net nežinau. Čia labai... Nesimokinau šitą.
Aš nuėjau... Eik tu savo ar... Eina į F tegul. 0 gavau. Greitai suspaudinėsime, pasižiūrėsime, kas čia yra. Nu tai va, aš atsakiau, tarkim, 16. Pažiūrėjom, kiek gaunu. 19. Nu. Tiesiog, aš tą įdėsiu. Čia, kad mano kaltė, nu bet... Tarkim, įdė. Tik už tiesą du galima gauti. Gerai, man šitas labai įdomus. Filosofija. Aš filosofijos pas mus dar tokio dalyko net nebuvo. Čia gal kažkas panašaus su etika, bet man labai dabar įdomu čia. Gerai, kurį klausimą priskirtu epsitum. O jetu, mano. Tiesiog net neskaitysiu. Čia tiesiog istorija numeris 2, tiesiog citatos. Tai antropocentrinė žmogaus vertė ir orumą bei jos visuomenės santykių pasaulyje žiūrėjo. Daug idėjų. Šitie žodžiai man taip nepatinka. Nu, pasižiūrime. Viską atsakiau. Tikrai viską neteisingai. Nu, didžiąją dalį. Pasižiūrime. Aš spėjau būti kokie 8. Aš net nežinau ką. Man nepatiko. Labai daug tiesiog nesąmoningų žodžių. Dedu idėją. Tiesiog, nu ką aš galėčiau padaryti. Gerai, fizika ir ekonomika. Tu tai iš vis kaip nieko neatsakyto, o čia tai taškų prisirinks. Kiek laiko tai užtruktų? Gerai, jeigu eina 1 valandą, tai 1 valandą jis nueina 4. O, 400 000, tai kiek čia mes turėtume padaryti? Kiek yra 3000 sekundžių? 3000 sekundžių padalinti į 60 yra 50 minučių. 50 minučių? Ką, čia 4 kilometrai? Čia okei. Nežinau. O 53 kart 4,5 dalinti iš 60. Nu šitas, aš spėjau šitas tiesiog bus. Labai nesėkminga, aš nemeluosiu, čia tikrai buvo ne taip sėkminga, kaip aš norėjau. Atsakiau į 13 klausimų, aš tikiuosi gal kokio 8 taškų. O. Gerai, šitas labai nesėkmingai. Tvirtinta gal tu savo mokyklą, eik tu savo, tu čia net nebūtinai tikras. Nu, fizika eina į F. Čia per 10 minučių tikrai ten daug nepadarysit, nes ten ir daug skaityti reikia, ir skaičiuoti reikia. Ne. Niekas mums nieko nesakė. Nu gerai, bandome. O, nėra rinkodaros 4P modeliai, rinkodaros... Ko? Gerai, bet čia nuoštesnis, čia galima spėlioti tiesiog. Tarkime žmonės, kas yra santykinė panašumo tarptautinė prekybo teorijos pradininkas. Nesvarbu, per kiek metų pagal metinė grąža siekia 6%. Čia galima matematiškai apskaičiuoti. Jeigu metinė grąža 6, tai jeigu pavyzdžiui padvigubės, tai jeigu mes pradedam su 10, tai kai padvigubės bus 10,06, 10,06, tada jeigu dar padauginam iš 1,06, gaunasi 11 šitas. Labai daug. Nu, bet čia, man atrodo, bus per kažkur 12 metų. Kažkas tokio. Gaminant 20 vietų, bet dėjai kaštai. Palikite, nesvarbu man. Skaičiuokite, vėl skaičiuoti, nenoriu skaičiuoti. Baigit, neskaičiuoti, gerai. Saulis buvo, vėl skaičiuoti. Nu, 5 tada, kad čia logiškiausia gal. Atsakymą pateiksiu, gerai, aš pasiduodu, labai daug reikėjo čia skaičiuoti, aš čia manau gausiu kokius 8 taškus. Vėl. Visai geras ekonomikas, nemeluosiu. 11 gal... Nežinau, man nepatiko, man labai tai nepatiko. Aš čia gal dėl to, kad paskutinis man jau nusibodo čia, aš tiek daug laiko čia praleidau, reikėtų gal pakelti kelis, nežinau, filosofija čia taip ir lieka, IT tegul pakyla, biologija gali irgi pakelti, istorija tegul eina ją. Aš manau, kad čia visai gali būti tinkamas, aš sakyčiau, čia yra mano reitingas, aš sakau, čia yra visai teisinglingiausia, geriausia, jeigu manote jūs kitaip, tai darykite kitaip, man nesvarbu. Šiaip čia dar net ne šitas turėjo būti video turėjo būti apie dabar ten kūrimus dirbtinio intelekto video, bet pusę laiko mano kamera atrodo kaip dirbtinio intelekto sukurta, jūs ten pasižiūrėkite. Bet va čia buvo keisčiausias dalykas, čia viskas, jau dabar ir žinios bandoma būti apgauti, čia jau problemos vyksta tikrai. Čia manot normalu, nenormalu, nu tai va, čia dabar toks video. Viskas, mano reitingas viso gero, pasubscribinkite, palaikinkite.